Sveiki, mėlyjei. Na ką, Lietuvoje vyko pati didžiausia išdavystė per visą Lietuvos istoriją. Vytautas ir Gabrielius Landsbergiai išdavė ne tik lietuvius ir Lietuvą, bet išdavė didžiausius sąjungininkus, tai yra Ukrainą. 2014 metais Vytautas didysis Landsbergis, galima sakyti Vytautas senasis Landsbergis, 2014 metais Kijeve nuvykęs į Maidano aikštę, ragino visus kelti riaušes visoje Ukrainoje, tuomet, kai buvo verčiamas tuometinis Ukrainos prezidentas Viktoras Janukovyčius. Kaip sakant, nuo tada viskas ir prasidėjo. Kai kurie sako, ką jūs čia nusišnekat nesąmonės, koks Vytautas, ką jūs čia, kur jūs čia kalba. Taigi, nuo to ir pradėkim. Pasižiūrim vaizdo įrašą ir po to tęsim toliau. Создайте Майдан по всей Украине! Создайте Майдан по всей Украине! Создайте Майдан по всей Украине! Здорово, Майдан! Здоровенькі були! Ісем з Литви, а як бачу, дивлюсь, на Майдан я і думку гадаю. А думка то така, у нас было то само 20-25 лет тому назад. Как хорошо быть снова молодым с вами. И так хочется, чтобы вы были счастливы, чтобы достигли вашей цели, вашей свободы. А свобода – это и свобода выбора. Когда народ, как и человек, выбирает сам, как он хочет жить и куда он хочет смотреть, откуда брать пример и как строить свою жизнь. Когда мы это сказали, на нас очень рассердился один большой город далеко. И нам начали грозить: вы жить не будете, мы вам ничего не дадим, вы сдохнете. И, что было, то было, но я, когда вижу... Я слышу и насчет Украины что-то такое подобное. И будьте уверены, что хотя помещик не меняется за эти 20 лет, но крепостные изменились. И вы достигнете вільну Україну, ви будете вибирати свою шляху европейскую. Я скажу только, что мне чуть-чуть не понравилось сегодня. Между всем этим красивым я иногда слышал голоса «смерть врагам», кому-то надо дать по голове, а это мне не понравилось. Это, знаете, враг, может быть, этого хочет. А вы обнимитесь все, будьте едины, создайте Майдан по всей Украине.
тогда вас никто не одолеет. И пусть не будет злоба, пусть не будет ненависть. Любите. Вот как Владимир любит Виталика, да? Так все же братья, все братья. Ну, одного Владимира вы сняли, но это очень старый уже, его не надо. Но там есть там еще один, далеко, Владимир Владимирович. Но он тоже брат, но он несчастный человек. Вот и я вас очень прошу, никогда не бейте милиционера, он тоже ваш брат. А я серьезно говорю. Так вот, любите Украину, любите друг друга, любите жизнь, и жизнь будет ваша. Слава Україні! Дякуємо нашим литовським друзям, браттям. Спасибі. Taigi, matėte, Vytautėlis sakė kalbas, jam visi plojo, jis pasakojo, kaip Lietuva gerai gyvena ir jūs turit viską daryti, jeigu norit taip gerai gyventi. Na, daryti taip, kaip jis liepia. Taigi, Vytautas Landsbergis nuo pat pradžių palaikė Ukrainą, ėjo kartu su Ukraina, įkalbėjo ir savo anūką eiti kartu su Ukraina, būti išvien su Ukraina, padėti Ukrainą. Jie netgi Minedą turėjo, kuris ragino nepavargti būti Ukraina ir taip toliau. Bet kada Minedas juos pačius apvogė, gavo išsibėgti į tą pačią Ukrainą. Ten dabar slapstosi. Na, buvo tai buvo, gal kada nors Minedas ir grįš. Vat labai neblogas dabar momentas, kada jau nauja valdžia. Nes jis apvogęs Landsbergis grįžti nelabai drįsta, turbūt žino, kad bus numautos kelnes ir bus nubaustas, nuplaktas, kaip sakant, per pliką užpakalį, kaip mažas vaikas. Taigi, Gabrielius po rinkimų iškart pasakė, kad atsistatydina iš konservatorių pirmininkų pareigų, taip pat atsisako iškovoto Seimo mandato ir dingsta į Graikiją, kaip sakant, gyventi savo ramaus gyvenimą. Jis to ir norėjo. Jis viską darė, kad taip ir būtų. Pasižiūrėkit prieš rinkimus, kaip dirbo partijos. Tie patys socdemai, tas pats Žemaitaitis važiavo, susitikinėjo su žmonėmis, tiesiog buvo labai daug susitikimų. O Gabrielius Landsbergis tingėjo, nieko nedarė. Aš tuomet jau sakiau, kad man įtartinas jo toks elgesys. Na, niekur nevažiuoti, su nieko nesusitikinėti ir tikėtis kažkokios pergalės. Tai ir įvyko. Tik įvykus pralaimėjimui konservatorių, jis iš karto atsistatydino, kaip sakant, ir pabėgo į Graikiją. Na, aišku, jis dar turi ministro pareigas, kol jos bus, atbus ir po to, kaip sakant, tada jau bėgs į Graikiją. Jam žmonės padarė paslaugą. Tie, kurie rinko kitus, nepaliko konservatorių, jie padarė paslaugą, išrinko kitus ir kiti tęs darbus, o Landsbergiai gražiai nusiplaus rankytės ir kojytės. Gabrielius į Graikiją, į savo vilą, o Vytautas Landsbergis prie Palangos, į savo naujos statybos namą taip pat. Daugelis net nežino, kad Vytautas Landsbergis turi namą prie Palangos. Jis turėjo šiaip tai būti nugriautas, tai nelegaliai pastatytas, bet viskas buvo užglaistyta ir taip toliau. Taigi įdedu, pasižiūrėkit, kaip atrodo Vytauto Landsbergio namelis. Jis, kai daro vaizdo įrašus prie savo butelio, sveikinimai tarp senų spintelių, parodo vaizdą, kad jie tokie labai kuklus, taupus, paprasti žmogeliai. Deja, taip nėra. Taigi, o kaip mes gyvensim su nauja valdžia, o tai kaip čia dabar bus?
tai kaip čia bus su Ukraina, tai kaip čia bus su tuo karu, kaip čia dabar jau gal nebekariausim, jau gal nebesiūsim karių, nebereiks siūsti karių į artėjančius didžiuosius konfliktus Irano, Izraelio ir taip toliau. Tai gal jau viskas apsiramins ir mes gyvensim taikoj, ramybėj, gražiai, žmonės galės pagaliau pradėti planuoti savo ateitį, negyventi baimėj, įtampoj kariniai ir taip toliau. Nieko panašaus. O šaltinį paėmiau šiandien labai patikimą, ištikimą, patikimą, tai yra Delfi. Delfi šaltiniai, kur rašoma, kad niekas nesikeis. Blinkevičiūtė sako, turim didinti krašto gynybai virš 3,5% nuo BVP ir niekas nesikeis. Viskas bus tas pats. Ir kas dar yra įdomu, kad jie kalba, tarkim, prezidentūros atstovai jau kalba ir dėlioja, kas čia turės vykti, kaip čia viskas turės atrodyti. Esmė yra ta, kad jie jau kalba, kad mes turim ruoštis didiesiams konfliktams. Vienijasi Iranas, vienijasi Šiaurės Koreja su Rusija ir mes matom didžiulius iššūkius. O ką tai reiškia, tie didžiuliai iššūkiai? Tai reiškia, mes kaip NATO nariai, mes turėsim pagelbėti greičiausiai sąjungininkams ir turėsim siūsti ten karius į kažkokius tai jų tuos sukurtus konfliktus, ne? Tai niekas absoliutiškai nesikeičia. Absoliutiškai. Ir man kyla pagrindinis klausimas, o kam reikėjo visų šitų rinkimų? Kas pasikeis? Absoliutiškai. Kam? Tam, kad žmonės įsivaizduotų, kad jie turi kažkokią galią, kad jie renka, kad jie išrenka ir taip toliau. Tarkim, jeigu bus dėl krašto gynybos balsavimai, jeigu bus absoliutiškai dėl karo, dėl Ukrainos, balsuos vienodai ir tie likę konservatoriai, ir esantis dabar valdžioj socdemai kartu su Skverneliu ir Karbauskiu, iš paskos Žemaitaitis ir visi kiti. Nebent gal Lenkai. Gal Lenkai susilaikys ar kažką panašaus padarys, ar tiesiog jų nebus tą dieną Seime. Jų ten nedaug, liktai 3. Taigi, viskas lieka tas pats. Ir kad pagerėtų Lietuvoje kažkas, tai turi gerėti geopolitiniam lygmenį. Tik per geopolitinį lygmenį gali Lietuvoje kažkas pagerėti. O tai, kad ką mes dabar turim, tai absoliutiškai nieko nesiskiria. Būtent aš šiame cirke ir nedalyvavau. Nes absoliutiškai viskas lieka tas pats. Socdemų politika LGBT atžvilgių ta pati, Ukrainos karo atžvilgių ta pati, o tai, kad jie čia kabina makaronus, kad čia kažkaip pagerins Lietuvoje sąlygas, man kyla pagrindinis klausimas, o iš kur jūs atsispausdinsit pinigų, jeigu jums reiks toliau remti Ukrainas ir visus kitus karinius konfliktus? Iš kur jūs gausit pinigų? Vat pagrindinis klausimas. Jūs taigi neturit spausdinimo mašinėlės, kaip amerikiečiai, kurie gali paimti ir atsispausdinti dolerį tik, kiek jiem reikia. Mes neturim. Mes neturim galimybės. Mums nieks nesuteikia tokios galimybės. Bet mes norim būti visur pionieriai. Mes norim rodyti lyderystę karo konfliktuose, svetimų šalių karo konfliktuose. Gabrielius Landsbergis, kaip iki paskutinės dienos jis kaip užsienio reikalų ministras, kokios jo kalbos. Nuostabios kalbos. Mes nugalėsim, mes turim, mes darysim, mes privalom daryti. Pabėgo. Ajajai. Kaip sakant, bėga žiurkės iš skęstančio laivo. Greičiausiai, kad Gabrielius Landsbergis mato tai, kas yra užplanuota europiniu lygiu. Vis dėlto užsienio reikalų ministras prieina ten prie dėdžių ir tetų, pasikalba. Galbūt netgi žino, kas yra planuojama. Ir jam pasitvarkius gyvenimą su savo seneliu, tapo milijonierius su žmona, turtai, verslai. Verslus gali palikti, direktorius pastatys, išvyks į Graikiją ir gyvent savo ramiai. Grįš, arba gal negrįš, į sąskaitą pinigėliai krenta. Tiesiog gyvenimas, rojus. Pasidarė rojų. Būdant politikoje, Landsbergiai susikūrė savo rojų. Ir dabar gražiai ir laimingai savo gyvens, saustėje. Ir pabaigai noriu pasakyti, kad
Vytautas Landsbergis yra nuostabus žmogus. Vytautas Landsbergis yra be galo protingas žmogus, išmintingas žmogus. Tik vienas minusas, kad jis yra niekšas. Jis yra savanaudis niekšas, bet šitai vietoje jis apžaidė visus, absoliutiškai visus. Jis netgi taip padarė šios rinkimus, kad jie pralaimėtų ir galėtų gražiai atsitraukti labai nepatogių momentų. O žmonės ką padarė? Žmonės tą ir padarė, ką norėjo senasis Vytautas Landsbergis. Labai geras strategas ir netgi Rolandas Paulauskas yra sakęs, kad tais anais Sąjūdžio laikais Vytautas Landsbergis, turėdamas pačias blogiausias kortas, jis visada visus aplošdavo ir laimėdavo. Jis labai geras strategas, jis moka strateguoti, jisai perpratė žmonių psichologiją, jis mato kiaurai žmonės, jis supranta, ko reikia žmonėm ir kaip su jais galima elgtis ir ką kalbėti ir ką daryti. Ir jis sustrategavo ir sako, na ką, dabar Landsbergio Vytauto pareiškimai. Na ką, galėsi dabar pabėgti ant kitų. Pagaliau, kiek mes čia galim būti tie, ant kurių visada pykstama ir pykstama. Dabar jau galėsit pykti ant kitų. Jis netgi patrolina, aukštam lygiai visus patrolina, sako, dabar galėsit ant Blinkevičiūtės išsivent. O tai jau irgi ten spardasi, nenori tų pareigų atsakingų, žino, kad eina į peklą. Tai čia protingesni politikai jie supranta. Bet šitai vietai, ką jie žino, kad per visą šitą visų tų karinių reikalų pirkimus, tai ten irgi labai gerai pasišildyti galima. Ką konservatoriai ir darė. Bet pikas jau praėjo, pasišildė, prisišildė, dar davė ir Kasčiūnui pasišildyti, prisišildė ir ką, ir viskas. Tai va, taip mes toliau ir gyvensim jaunimui. Kas laukia jaunimo? Balnuokit, jaunimas, žirgus ir ruoškitės, privaloma tarnyba jau yra, ruoškitės, gali būti taip, kad teks vykti į Izraelį, padėti broliams, sesėms, kovoti ar į kitas šalis, nes daug konfliktų ir Kinijos ten gali būti konfliktai visokie, su Iranu konfliktai ir tą pačią Ukrainą, galbūt, pavyzdžiui, vakarai ir Amerika priims sprendimą, kad vis dėlto reikia siųsti karius ir negalima tapti loseriais, pralaimėtojais Ukrainoje. Tai čia dar gali būti visokių scenarijų. Taip, kad žmonės rinko, stengiasi, dalyvavo, ėjo į pirmus, į antrus turus ir išsirinko. Tai va, šiam kartui tiek. Ačiū, kad esat, ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad dalinatės ir ačiū, kad palaikot mano veiklą. Šiam kartui tiek ir iki kitų kartų.